Sveiki, tai yra Danfoss TP5001 laidinis arba belaidis termostatas. M versija maitinamas 230, B versija maitinamas baterija ir RF versija yra radio banginis, taip pat maitinamas baterija, susideda iš dviejų dalių, reiškia viena dalis termostatas, kita dalis radio imtuvas. Visų jų kontaktai yra be įtampos, todėl galima jungti katilą tiesiai arba galima jungti kitus įrenginius, tarkim terminės pavaras grindiniam šildymui ar kažkokius kitus prietaisus naudoti kitose sistemose valdyti 24 voltus ar 230. Ką į kontaktus jam paduosim valdymui, tai jisai išduos atgal. Tam, kad įeiti į meniu, mums reikia aktyvuoti ekraną, kad jisai šviestų ir spaudžiam M 6 sekundės, laikom paspaudę, įeinam į termostato nustatymo meniu. Numeris 1, štai čia yra viršui pagrindinis meniu ir toliau didesnis yra pasirinkimai. 0.1, 0.2, 0.3. 0.1 tai būtų rankinis režimas, termostatas neturi grafiko ir valdo tiesiog temperatūrą, tą, kurią nustatėm, tarkim 22 laipsniai, bus ištisus metus. Be jokio grafiko. Numeris 2 yra gamyklinis nustatymas, tvarkaraščio laikmatis 5.2. Štai čia sufleris 5.2 viršuje, 5 reiškia 5 darbo dienos vienas grafikas ir 2 išeiginės, savaitgalis, šeštadienis, sekmadienis bus kitas grafikas. Vienam grafike gali būti 4 laikmačiai. 4 periodai. Trečias yra 24 valandos, reiškia termostatas 24 valandas turi grafiką. Vienas grafikas visiems metams. Visos dienos būtų vienodos. Aišku, per dieną galimi taip pat 4 skirtingi režimai. Pastatom gamyklinį nustatymą 5.2 ir einam į antrą pasirinkimą. Antras pasirinkimas būtų šilumos valdymo režimas. Numeris 1 gamyklinis nustatymas, apkrovos kompensavimo įjungimas, išjungimas. Yra skirta dujiniams katilams ir tai optimizuoja katilo veikimą, neleidžia jam per ilgai dirbti ir taip, reiškia, katilas yra valdomas efektyviau, ko pasiekoje sunaudojama mažiau dujų. Išsamiau apie šią funkciją galima pasiskaityti po video esančiame aprašyme. Antras variantas – standartinis įjungimas, išjungimas. Pereinam į meniu numeris 3 – šilumos valdymo paleidimo režimas. Numeris 1 yra gamyklinis, įprastas paleidimo valdymas, numeris 2 yra atidėtas paleidimo valdymas ir numeris 3 yra optimalus paleidimo valdymas. Tai optimalus paleidimo valdymas būtų naudojamas tada, kai mes tiesiog nenorim galvoti, kada mums čia užstatyti valandas, kad 8 valandai būtų nustatyta temperatūra. Tai palikus trečią režimą, termostatas pats suskaičiuoja maksimum iki 2 valandų iš anksto, paleidžia šildymą, kad norimo metu būtų norima temperatūra. Antras pasirinkimas naudojamas siekiant ekonomijos, siekiant sutaupyti dujų, nes termostatas keičiantis režimui, ypatingai dienos metu, matydamas, kad skirtumas tarp režimų yra nedidelis, jis tiesiog nepaleis šildymo ir sutaupys dujų. Na ir įprastas, tai būtų standartinis veikimas, paleidžia katilą, kai temperatūra nukrenta ir išjungia katilą, kai temperatūra pakyla. Pereinam į ketvirtą. Ketvirtas būtų viršutinė temperatūros riba. Galim uždėti apribojimą, kad niekas nenustatytų daugiau, negu kad mes norėtumėm. Penktas būtų žemutinė riba. Galim nustatyti žemutinę ribą, kad niekas negalėtų nustatyti mažiau, negu kad mes nustatėm. Šeštas tai būtų apsauga nuo šalčio, apsauga nuo užšalimo. Reiškia, išvažiuojant, tarkim, sodyba, namas, mes paliekam kažkokią apsaugą nuo užšalimo ir gamyklinis nustatymas būtų 5 laipsniai. Septintas atostogų režimas, tai atostogų režimo temperatūra, taip pat galim ją pasikoreguoti pagal save. Ir aštuntas tai būtų laikmačio rodymas 24 valandos arba 12. Viršui sufleris rodo 24 arba 12.
paliekam 12. 9. Tai būtų techninės priežiūros nustatymas, skirtas montuotojams. Jie gali įvesti laiką, kada katilas turėtų būti prižiūrėtas ir termostatas, reiškia, duotų kažkokią signalizaciją, kažkokį pranešimą, kad laikas kviesti servisą ir atlikti dujinio katilo priežiūrą. Tai yra skirta montuotojams, mes praleiskim šitą meniu. 11. Tai būtų automatinis vasaros laikas. Taip, jeigu paliekam 1, tai būtų įjungta ir 2 būtų išjungta. Tai paliekim gal įjungta. Termostatas peršoko 10 pasirinkimą. 10 pasirinkimas galioja tik tais radio versijai. Čia aš turiu versiją maitinamą baterijomis. Todėl jinai neturi 10 pasirinkimo. Gerai. Tiek apie meniu. Tai paliekam 1 ir paspaudžiam laikroduką. Einam į pagrindinį meniu ir vieną kartą paspaudus peršokam į laikrodžio nustatymą. Metai, mėnuo, diena, valandos ir minutės. Jeigu norim nustatyti grafiką, paspaudžiam, palaikom laikroduką ir įeinam į grafiko reguliavimą. Kadangi mano buvo nustatytas pirmam pasirinkime antras variantas 5.2, aš turiu čia Monday, Friday, pirmadienis, penktadienis pasirinkimą, tai tarkim pirmas režimas štai čia ir valandos nuo 6:30. Aš turėsiu 20 laipsnių, tarkim, man tinka, spaudžiu laikroduką ir pereinu, taip, 6:30, 20 laipsnių. 20 laipsnių man tinka, iki 8:30 bus 20 laipsnių, nuo 8:30 bus 15 laipsnių. Taip, 15 bus iki 16:30 ir nuo 22:30 bus vėl nustatyta 15 laipsnių. Tai toks režimas yra pirmadienis, penktadienis, savaitgaliui nuo 7:30 bus 20 laipsnių iki 9:30. Nuo 9:30 bus 15 nustatyta ir iki 16:30, nuo 16:30 pasikeis režimas į 20 laipsnių ir bus iki 22:30, nuo 22:30 bus nustatyta 15. Taigi, taip nustatomas grafikas. Dar keletas funkcijų. Jeigu norim aktyvuoti apsaugą nuo užšalimo, paspaudžiam mygtuką viršuje ir aktyvuojasi snaigė, turim 5 laipsnius. Mes jų čia keisti negalim, jeigu norim keisti, reikia eiti į termostato meniu. Išjungti apsaugą nuo užšalimo, spaudžiam mygtuką viršuje. Norim aktyvuoti atostogų režimą, spaudžiam M vieną kartą, turim lagaminą. Taip, temperatūros keisti irgi negalim, jeigu norėsim ją keisti, mums reikia nueiti į termostato meniu ir pakeisti nustatytą atostogų temperatūrą. Čia matom faktinę temperatūrą, atostogų režimui išjungti, spaudžiu vieną kartą M. Laikinai pasikoreguoti temperatūrą galiu bet kada, tiesiog atkreipkite dėmesį, kad jeigu jūs turite grafiką, keičiantis režimui, ta temperatūra bus išsaugota tik tais iki sekančio režimo ir jinai neišsisaugos, jinai nepasikeis. Tam, kad ją pakeisti, mums reikia, tam, kad pakeisti nustatytą temperatūrą, mums reikia eiti į pagrindinį meniu ir susiprogramuoti naujas temperatūras. Taip, čia yra šildymo indikacija. Jeigu turim bangeles, reiškia termostatas kviečia šildymą ir mūsų, jeigu prijungtas katilas, jisai turėtų veikti, jeigu prijungta terminė pavara, jinai turėtų būti atidaryta. Taigi, gero naudojimo, ačiū dėmesį ir iki.